šiandien atvarėm į Vingio parko stadioną. Disko metimą išbandysim. Ir pažiūrėsim, ant kiek sunkus sportas ir kiek paprastas žmogus yra toli nuo pasaulinio lygio atletų. Tai disko metimas iš tikrųjų nieko kažko nesiskiria nuo apšilimas. Disko metimo tikrai nėra kažkas wow, ta prasme, viskas yra standartiškai, ką darom ir mes per treniruotės. Ta bendras apšilimas, jisai visada yra bendras, bet ten tik po to įsijungs biškai tokių specialių tokių pratimėlių, būtent disko metimui. Jie daro tokį, kai varžybos ypatingai vyksta, tokį trumpesnį daro tą apšilimą, nes labai išvargsti, žinai, prasme, ypatingai kai tokios dienos. Pavyzdžiui, dabar kai olimpinės bus, ten irgi bus žiauriai karšta, prasme, nerealiai. Paryžiui tai degs tikrai viskas. Reformiai prasitempiam, nes čia groja visur disko metimas, tai nuo pat pėdų skaityk pirštų iki pat tavo rankų, pirštų galiukų, visas kūnas turi dirbti. Tai... Bet tu pats irgi diską mesdavai, tai man tai įdomu buvo, kaip atsiradai, trenerį turėjai miestelį ar kaip? Jeigu taip tokią trumpą intro, tai galiu papasakoti šiek tiek. Mokiaus rajono vidurinė mokykla. Jo. Ir vestibiulėje būdavo tokie skelbimai, žinai. Atvarėm į vestibiulį, žiūrim, ieškom tokių metų, tokio ūgio, su klasioku ir į atranką į Vilnių, tipo, į sporto mokyklą, olimpinį sporto centrą, kuris yra Ozo gatvėje, vadinamasis Ozas. Tai ką, numerį paėmėm, tėvai paskambino, sako, duosim žinę, žinai, dėl išmatuokit, sako, ūgį, tipo, rankas, ir išmatavom, žinai, mama. Paskambino, sako, tokie duomenys. Sako, rytoj kviečiam atvažiuoti. Turėjau parą susiruošti. Ir jinai dėl duomenų viskas. Dėl duomenų buvo, turėjau parą susiruošti. Gerai, dabar atsiprašau. Sės dabar kom plačiai ten, ne? Plačiai. Tai va, susiruošiau per parą. Dabar žiūrėk, tokio biškį specifinio. Šiek tiek, ne, ranką dėk čia. Per šoną. Tai žodžiu, per parą susiruošiau. Ir gavosi taip, kad, atvažiavom. Buvom iš Lietuvos gal netoli 40. Iš tikrųjų, mūsų buvo 3 kažkas, buvo atranka. Pirmą visi praėjom medicininę dalį, čia jau Vilniui. Tada prasidėjo techniniai dalykai, fiziniai pajėgumai, tarsime, reikėjo rutulį mest, atsimenu. Šuolis į tolį buvo, daugiašaliai, sprintas, Kalnų parkai dar stadione, dar kartą, etapai. Ir mus pagal fizinius gebėjimus, pagal ūgį, pagal visą kūno konstituciją mus atrinko 8 metikus iš viso Lietuvos. Ir tai buvo 26 metai ir tada kasmet nukrisdavo po vieną iš mūsų, kur buvom atvykę, ta prasme, į centrą. Kažkokių skambių pergalių neturiu, bet turiu sporto meistro kategoriją. Jo. Kur šiais laikais tikrai reikia jau tą diską mesti virš 57 metrų. Ir dar turiu... Koks tavo geriausias? Ir toliau dar turiu tarptautinį sporto meistro kategoriją, jau ten, kur yra nurodyta jau JAFO lengvos atletikos pasauliniai, žinai, statistikoje ir ten šiam 2,5 beros gal buvo, žinai, domišli tą kirkšnį, o aš turiu šiam 3, žinai. Tas tokias kategorijas turiu, žinai, iš pradžių ten atrodė niekas, bet, kai pasižiūri į tą statistiką, vis tiek papuoliau į tą, sakykime, istoriją, nes tarptautinį meistrą reikia sportuoti jau rimtai. Jo. Tai pagrindinis varžovas mano buvo Andrius Gudžius. Tai mes nuo pat jaunių mes su juo biški ir taip pastoviai varžybaudavome. Mes esam dalyvavę ne vienam Europos jaunimo čempionate, nes deleguot šalis gali 3 atletus į Europą ir pasaulį ir būtent jaunimo. Bet mes laik dviese važiuodavom kažkaip. Andrius, aišku, geriau sekasi, žinai. Dar biški dabar, žiūrėk, įkvėpiam ir dabar biški su koja sunk mane, išpūsdamas orą, gerai? Dar kartą įkvėpiam ir nesidraskyk, ramiau. Ir gerai, dar įkvėpi ir gerai. Ir tas disko metimas toks 10 metį, tokį stiprų 10 metį, 11 metų. Tai ir praėjo. Bet šiaip, kaip sporto šaka, tai yra labai nuostabi. Labai gilios tradicijos mūsų Lietuvos disko metikų. Tai vien pirmas nepriklausomas Lietuvos čempionas, Romas Ubartas mūsų. Po to Virgilijus. Tai su visais teko pabuvoti sektoriui ir pasivaržybauti. Labai yra gilios, labai stipriai dirbama. Tai Europos pasaulio čempionų ir tikėkime dar
olimpinių čempionų dar pamatysim netolimoje ateityje. Iš esmės, tikrai yra nuostabu, kad tokia ganėtinai nedidelė šalis tokias turi gilias tradicijas disko metimo, tai labai žavi, manau, ir jaunąją kartą, ir visus kitus europiečius, manau, ir ne tik europiečius, ir už Atlantų, ir visą pasaulį iš tikrųjų, nes kai tau yra 22 metai ir tu šveiti 7-4 metrus, tai čia yra pareiškimas, ta prasme, aišku, disko metikai pasižymi vėlgi ilgom galūnėm, turi būti aukšti ir, aišku, atletiški, tai jeigu tai sueina į vieną komponentą, ne, į visą struktūrą, visą kūno konstituciją ir padaro gerą techniką, tai yra rimtas. Čia irgi žiūrint, Mykolas nėra iš tų didžiausių, bet rezultatai. Mykolas yra ganėtinai didelis, bet Mykolas yra labai atletiškas, ta prasme, jisai nuo pat mažens žaidė futbolą, lengvąją, bėgiojo pas trenerius, tai labai visumą ir davė. Dabar įstrigo, aš vakar mačiau fotkę ar video, ten įkėlė, kurėjo kartu su Štaliu ir su Slovėnu. Taip. Ir atrodo, Štalis dvigubai didesnis. Ne, tai Štalis ten turi, manau, didelį antsvorį, bet ten yra kitos problemos šiek tiek dėl to antsvorio, kiek mano žiniomis, kiek aš žinau iš tikrųjų, tai, bet, ta didžioji masė, jie gali daug pakelt, bet jie nėra tokie staigus, greiti, o Mykolas pasižymė labai aštriom kojom, labai yra aštrus. Iš esmės, jis yra aštrus žmogus, ta prasme, jam ten pašokti, jo vertical jumpas yra, jeigu neklystu, beros 80 comų į viršų, iš vietos tai į viršų. Tai čia yra žiauriai daug iš tikrųjų, o jisai labai greitas, atletiškas. Jie su Mantu, treneriu Mantu, tai tą yra išdirbę. Ir aišku, jis Amerikoje labai daug technologijų yra gerų naujų įdiegta, nes yra pasikeitęs disko metimas, tarkim, kas buvo prieš 15 metų, kada pradėjom sportuoti. Pas šios atminties trenerį Rimantą, mūsų pirmą trenerį, ir yra pasikeitę tendencijos labai. Seniau ardavom būdavo po savaitinių treniruočių 10. 10 savaitinių treniruočių, tai reiškia pirmadienis 2, antradienis 2, trečiadienis 2, ketvirtadienį 1, vakare pirtis, penktadienį 2 ir šeštadienį 1. Daug. Tai daug, o jie dabar truputėlį kitaip treniruojasi. Jie sportuoja, jeigu nesumeluosiu, maks 5 kartai į savaitę. Bet jie užkrūvimą daro gerą. Išdirba, duoda recoverio. Aišku, ten stovyklose kitaip jie dirba, bet varžybinių periodų, tai jau tų treniruočių nebeturi daug. Tarsi turi, bet viskas eina ant palaikymo, kada yra įdirbis. Ir aišku, dabar vėl prasidėjo darbas pas Mantą su Mykolu, tai Mantas prižiūri, tai viskas, kaip matot, ir iš varžybų. Vienose šiam 9, dabar paskutinės buvo 70, paskutinės 2,70 metrai. Po 70, tai rodo formą. Stabilumas yra toks. Yra stabilumas, bet vėlgi disko metimas yra toks kartais kiša koja, atrodo iš vakaro gerai jautiesi, tai kitą dieną varžybos ir kaip nukirsta, pats žinai, Stepai, pats krepšinį žaidži, tai vieną dieną meti gerai, o kitą dieną būna. Neina, toliau, gerai, Stepai, toliau šilam. Biški taip užtrauk per šoną, labiau per šoną trauk man ir biški pasmagiok, taip. Iš liemens. Nekirsk rankos, tokios turi būti laisvos. Disko metimas mėgsta labai sprogstamą jėgą. Aišku, tai turi būti sugeneruotas su štangutė, su šuoliais, nes jeigu teisingai pamenu, tai Virgis yra sakęs, kad į aukštį šokdavo 2 metrus per kartelę. Jo. Tai čia yra reikalai. Nesitikėtum iš disko metiko tokio skaičiaus. Tai disko metikai šiaip ir sprinteriai geri yra. Būtent, kas esam bėgę net estafetę, va čia, šitam stadione, atsimenu, nebuvo kam bėgti už mokyklą. Ten gavosi, kad klubai bėgo, statė komandas. Tai kas vyko, mes čia mėtėm diską, atsimenu kaip šiandien, ir bėgome estafetę 4 po 100. Tai mes su metimo batais, ten tokie metimo batai dar buvo tokie mėlyni, tokių mėlynos spalvos. Tai mus pastatė, žinok, ir atbėgom ne paskutiniai. Tarp jau ten, kur bėgikai buvo. Čia jau stipru. Tai mes tokių 3 metrų maksimaliai labai greitai bėgam. Aš dabar neatsimenu, darėm, aš pats asmeniškai bėgau iš pirmo žingsnio. Iš žingsnio pirmo buvo sužymėta, su elektronika jau bėgom 3 metrų. Tai mano buvo gal 3,98 gal, jeigu teisingai pamenu. Tai, čia yra irgi reikalai. Bet čia iš vietos? Aš iš pirmo žingsnio. Tai čia dar kol įsibėgėjai, tai čia labai gerai. Tai čia, mūsų, kai buvom formui, dar kai su Mantu treniravomės, dabar šiuo metu Mykolo treneris Mantas, bet
Mes su Mantu mėgdavom taip truputėlį pasiplėšyti, pasidraskyti. Ramiai. Nugarą tiesiai iš kojų, o taip gerai, labai gerai. Gerai. Nugarą tiesiai, opa, tokios biškis sprogstamos jėgos. Gerai. Jo, tokių biškį. Daug irgi nereikia, iki 5 maks. Gerai. Toliau dar biškį rotacijos, reisim susipažinti su visko. Toliau, stepą reikės dar tokių metimų padaryti, galbūt nebus labai patogu. Nugarą tiesiai bus, žiūrėk, dabar lenkiesi. Iš čia, op, įkerti iš juosmens, ne, žiūrėk, eini užsimoji ir pakerti, gerai? Gerai. Čia toks, sakykime, disko metimo drilas, ne? Op, ir dabar pasmagioju. Op, vienas, gerai. Ir dabar, žiūrėk, grįžtant atgal, žiūrėk, užsimoji su kamuoliu, ranka čia, dabar, žiūrėk, presiuką į pasavim turi, su šitą eini iš juosmens žemyn, bet tiesiai ranka eini, ne ambickės, ne? Tiesiai rankas iš juosmens ir tą ranką prie savęs, tokia biški kontrolė čia, op. Ir dabar, op, ir šitą prie savęs, tai pritrauk. Toks, žinai, vienu judesiu užsimoji ir toks, Šitą gerai. toks biški toks patraukia ir su šitą taip, kaip su botagu eina žemyn. Ir, op, nu, aišku, taip čia dirbtinai, taip. Jo, biški. Atrodo, kad ne taip turėtų būti. Jo, bet taip nėra, žinai. Jo, toks, iš esmės, paleidai kaip botaga. Tas disko metimas, sakau, nemėgsta ambickės. Gerai, dabar kitą stepą į ranką pamatytas pats, atsuk. Bet žiūrėk, stepai, užsimok, gerai? Užsimok. Kairė. Matai, Sudėtingiau. tai būdavo darydavom, vėlgi tokia iš klaidų, labai daug padarydavom metimų iš dešinės rankos, tai reiškia, iš dešinės rotuojam į kairę, ne? O dažniausiai, kol jauni buvom, tingėjom labai iš kairės į dešinę metimų daryti. Tai, nu, šiai dieną turiu palikimo šiek tiek tokio. Pats principas dedasi ant pagalvėlių, o čia, ne? Matai, ant pagalvėlės ir jis turi būti suktis va taip, ne? Žiūrėk, jis sukasi taip, op. Matai, žiūrėk, padaryk va tokių metimų, op, kad suprastum. Šitaip? Ne, žiūrėk, jis turi va taip suktis, va. Palei laikrodį. Šitaip? Jo, bet žiūrėk, neimk ambickės, nes niekada neišmesi. Žiūrėk, stenkis tiesia ranka, op, ir pasigauni, ne? Tiesia ranka, op. Stovėsina normaliai, ne? Op, vienas. Ir toks gali netgi, žiūrėk, op, biški per šoną toks, kad suprastum. Op, čia, prasuk pro save, op. Aha, matot kaip. Žinokit, labai bus daug varnų, žinokit, kai stepas mes, va taip diskas, va taip skris. Jo, taip ir atrodo, kad sunku. Tai taip ir bus, žinokit, nes, na taip yra, čia turi prasukt. O dar kitas drilas yra, tai, stepai, žiūrėk, dar kitas drilas yra, esi bowlingą žaidęs. Jo. Esi, ne? Tai dabar, žiūrėk, visiškai ramiai užsimoji, dedi kojytę, kaip mestum bowlingų kamuolį ir taip, žiūrėk, palei žemę palydi. Gerai? Į tinklą, pabandom padaryti. Į tinklą, kad suprastum, kaip turi tai judėti. Galim net kartu, žiūrėk, dabar darom taip. Žiūrėk, darom vienas, sakau vienas, darom 2 ir išleisim, gerai? O, taip, labai gerai. Taip, paimk. Nes kol neprisijaukini įrankio prie rankos, ten disko metimo sektorių nėra net ko eiti, iš tikrųjų, nes, tarsi, vėl, op, tiesiai, ir paleidai tiesiai, matai, jau varnas skrenda, ne? Išleidimas lygiai tas pats kaip bowlingė, tik tai čia, nu, tarsi, tu išleidi bowlingę su 4 pirštais ar 5 visais. Nu, 3 sukiša dažniausiai. Na jo, bet čia turi jį lydėti, visada užsimoji, meti ir palydi. O matai, jis tada gaunas biški, ir turi labai jausti sąlytį disko su žeme, kad jį palydėt. Jo. Tarsi, jo, tokių prasukimų, nebijok, tas pirštas biški gali užgrėbti. Vo. Op, matai, op jisai. Op. Biški, jau kažkaip. Jo, pagausi, žinok, čia nėra kažko labai sudėtingo. Diską tikrai lietuviai, kaip jūs matot, pagal istoriją moka mėtyti. Tai... Čia jau paviški daras labiau disko metimo valstybė negu krepšinio. Nu matot, krepšinis, nu kaip, jis yra gerai. Yra labai gerai. Labai gerai krepšinis ir tik reikia biški duoti alkaniem žmonėm žaisti. Biški, kurie turėtų alkio, skonio. Bet jo, disko metimas iš tikrųjų ir moterų. Vien, kad turim 3 dabar olimpiadai žmonės, tai čia yra žiauriai daug pasako. Tai seniau veždavo vokiečiai tokią delegacijas, Vokietijos atletai buvo labai stiprus disko metime, dabar šiais metais ir pastarėjai gal kokie, nu, netgi 2, sakyčiau, olimpiniai ciklai.
yra tokių sausra pas vokiečius, bet diske tai lietuviai nebuvo olimpiados, kad nevažiuotų olimpiadų disko metikas iš Lietuvos. Tai, tai daug ką pasako, dabar 3. Tai vien tai, kad buvom Europos čempionate čia dabar Romoje, tai irgi žiauriai yra smagu, kad aš tribūnose, jau dabar pats sėdžiu tribūnose ir žiūriu, kaip tas pats Andrius, mes su Andrium daug esame ir gyvenę kartu ir pasivaržę ne kartą, tai nuostabu, atmosfera, Mykolas ten kvalifikacija pirmų bandymų, ten iškart šiam 7, tai pareiškimas yra visam pasauliui. Tai aišku, čia yra sportas, čia sakau, visko gali būti, bet dar kartą pabandom prisijaukinti, nepaleidžiam, ir paleidži trajektoriją tiesą, ne? Ateini ir įdeni va taip jį. Ir turi pataikyti, tarkim, duoda treneris perimetrą, jis sako, turim įridenti į tam tikrą perimetrą, jis sako, įridenti tol, kol įridenti 10 diskų. Čia parodo, kad jau tu įrideni, ir tada tas diskas tavęs pradeda klausyti. Tai, matai, bet čia aišku paėmiau standartinį diską 2 kg, kad, kai žiūrėsit olimpiadą, kad nesakytumėt, kad mažai numetė. Tai aš tai niekada nesakau. Nes tai yra, iš tikrųjų, nėra lengva sporto šaka, bet... Pabandau. Pabandyk, Stepai, pabandyk. Taip, švelniai, diskas nemėgsta. Im dar vieną, tai tavo čia pjauna kažkur, ne? Jau toks kaip varna eina. Biški važiuoja. Tai mūsų visi diskai būdavo ir grįždavo atgal. Va, dabar galime susirinkti. Šitas neblogai dar. Užsimoja tiesia ranka ir į viršų. Čia matot, varna iškart sakiau, kad bus. Tuoj pagausiu. Žiūrėk, drąsiai. Paėmė toks biškį, į viršų. Ir kad suktus jisai. Dar kartą. Šito eiti selektorių mes, nėra tikslo, nes bus laik skris kaip varna. Gerai, pavaryk biškį. Tai Stepa, einam? Einam, gal truputėlį padarysim tokių metimų iš vietos pamokinsim. Iš vietos dažniausiai darom apšilimą, bet varžybose jau nieks iš vietos nebemeta. Jie būna, kolorumas, kada sportininkai surenka ir dar prieš tai jie būna apšilinimo aikštėje. Apšilimo aikštėje būna dažniausiai šalia stadiono. Ten 30 minučių apšyla, tada eina, jau būna kolorume, sušaukia visus ir jie ten dal kolorume apšilinėja. Kol išves iki pat į stadioną, kol išveda. Tai jie ten to gėrio turi ir iš vietos paimituot. Tai kas yra imitacija, ne? Tai imitacija yra disko metimo iš vietos, tai reiškia čia, ne? Užsimojam, visur vyksta pėdos, keliukai, dubuo, jusmuo, nugara, ne? Ir dabar kaip vyksta rotacija, ne? Vienas, ne? Ir dasukam. Ir išeinam, ne? Ir čia su disku tai daro. Čia su disku jo, pasiimat. Čia dabar padaryk be disko. Vienas, dar kartą rodau. 2. Ir toks išmeti, palydi ten. Gerai? Pabandom padaryti. Šitaip turiu stot. Jo. Dabar gerai, dabar žiūrėk, bet šiek tiek dabar pats ant kojos pritūpk, rotacija, ne? Jo. Čia realiai turi dirbti kaip su lazda būčiau. Visiškai identiškai darėm su lazda, kaip su kamuoliu užsimetinėjom, ne? Dabar ką darai? Tavo kelias dar biškį sulenktas. Čia diskas, ne? Diskas. Dabar tavo klubai rotuoja, dešinys klubas rotuoja į kairę. Dabar su šita koja spaudė žemyn, ne? Jo, spaudė žemyn, bet tu pats nekilk į viršų. Nekilk. Tu turi ant tų kojų suktis ir finaliniai pozicijoje turėsi šitą ranką čia. Dabar pabiškį sukis. Ir su ta ranka, žiūrėk, einam, žiūrėm, sukis dabar, sukis čia, žiūri žvilgtis čia, pasuk galvą čia, ne, ant kojos, dabar žiūrėk, ką darai, dabar sukis, taip, ne, ir sukis taip, į stadiono pusę. Jo, bet šitą ranką fiksuok jau čia metimo fazėje, ne, žiūrėk, darom kartu, darom vienas, įrėmi koją, su kairė įrėmi čia, ne, toliau, sukės iš klubo, čia žiūrėk, dar čia nugarytę laikai. Įrankis toli, ne? Ir dabar ką darai, tai iš dubens šitoj fazėje, padaryk, va, tokį man judesi. Nešliaušk. O tokį, žiūrėk, čia ant savęs įrankį pasiėmė, ne ant savęs. Ir dabar žiūrėk, kas vyksta. Iš čia, iš tos pozicijos, kaip čia jau esi finaliniai, iš čia ne, ir toks, toli. Bandom. Žiūrėk, kai darai tą, iškart remk pilną pėdą remk. Čia stojas. Pakelk biškį. Rankas pakelk, žvilgsnis kur įrankis. Gerai, ten. Jo, sukiesi iškart, bet žiūrėk, nesikelk aukštai. Nebus jėgos iš ko mest, nes tu turi jį
kada čia yra principas užveržiai save Jo. ir atverždamas turi šaut. Paleist. Turi šaut. Gerai, ir dabar žiūrėk. Sukiesi iš kairio iš dešinio klubo čia, bet tu nekilk į viršų. Sukis ten. Dar kartą grįžtam. Galva čia. Dabar žiūrėk, darom vienas. Bum. Įsiremk. Įsirėminę. Šitą koją parinktienę. Šitą ranką sulenk. Ir dabar suki iš dubens. Suk. Ir mesk. Bet turi mes ne taip, o čia. Iš čia. Krūtinė atsidaryti turi, kodėl. Aš kai sakiau, kad visas kūnas turės dirbti. Nuo pat pirštų galiukų iki pat čia. Iki plaštukų galiukų. Čia labai yra. Sudėtingas dalykas labai. Tepas jau prakaituoja. Įpratimo. Tuoj, paimsim lazdą, gal su lazda biškai bus. Dabar žiūrėk. Darysim tą viens, ne? Ant kojos, rotacija. Dabar daryk viens. Tu spaus koją, aš biškai palaikysiu. O, gerai, vienas, grįžtam. Iš pėdos irgi sukžiūrėk. Ir duok impulsą biškai iš pėdos, gerai? Nu. Op, gerai. Žiūri, diskas yra ten. Gerai. Op, nesuk pečiais, su klubais. O, gerai, dar. O, dabar matai, tu įmi ant savęs. Jo. Tai reiškia, tu gerai padarai, žiūrėk, ane paėmė, darai viens, ir čia toks ant savęs pasėmė, ne, čia, op, ir dabar ką daro klubai dubu, tai net eini čia ir toks, pam, į priekį, ne, pabandom, dar kartą, davai. Nu, žiūrėk, ne, pritūpk į koją, pritūpk. Gerai, ir dabar, viens, dar biškai palaikysiu, nekirst, daryk švelniai. Įrem koją, įrem pilnai koją, pėdą. Vo taip įrėmi, pilnai pėdai, dar kartą, nu, op, gerai, nekilk iš rotacijos, o, gerai, dar, op. Taip, stepai, čia yra daug reikalų. Yra reikalų. Čia yra finalinė pozicija, kada atletas išmeta įrankį, bet čia jau būna po posūkio. Nu, pabandyk dabar. Dabar šok virš. Gerai, bet tas, žiūrėkit, nušokimas. Stepai, tas nušokimas toks tuščias. Jeigu padarysi tokio nušokimą, Jo, nieko nebus. čia reikia save labai užveršt, labai užveršt. Iš esmės, su rotacijos, su žvilgsniu, tu turi labai toli įrankį palikti toli. Tai reiškia, jeigu tu darai įtopstą, nu, jau eini iš posūkio, neeini, tai realiai tu negali va čia turėti įrankio. Nes tavo tada kampas metimo sumažėja labai stipriai. Jeigu tu išėjai čia, ne, tai tu turėjai tolimiausiam taškai pasiimti iš ten, jau kojas tau turi būti užverštos čia, užsisuktų dubuo, ne, jau paruoštas metimui, ir tada tai pam, ir palieki. Bet čia tai gyveninti yra labai sunku, labai sunku. Nu, važiuojam, davai. Vienas, du, suk dabar kojam. Ne, tai dabar atšokai nuo kojas. Jo. Gerai. Pabandom dabar 3 metimus už vietos padaryti. Su disku, gerai. Dabar atsargiai vaikinai, čia bus varnų. Stepai, bandom. Viskas tas pats. Iš vietos, ane? Jo, iš vietos. Žiūrėk, nesistenk, stipriai. Su pristatymais, tai sustabdymais? Ne, iš karto užsimoji. Iškart sukt. Ir Gerai. išmeti, gerai. Pirmas bandymas, Stepanas meta. Jo, čia, va čia, sakiau, bus varnas. Ir Stepai, nebijok, kada išmeti nemes disko, va taip, žinai. Jo, paleidau. Tu truputėlį, žiūrėk, dar nepasakiau, aišku, kontroliuoji biški dar ir su riešu, tarsi, biški užspaudai jį ir tada jisai skrenda, žinai. Biški kitaip planiruoja, nes tu dabar toks paleidai kaip varna, žinai, ir skris kaip varna. Užsimojimas vienas, ant kojos kairės ėjimas yra 2, dešinės kojos mojimas į priekį yra 3, kairės kojos padėjimas ant žemės yra 4 ir dabar, ką darai iš vietos, ne? Metimuką, padaryk man. Turi suktis per kairę koją, ne? Gerai, biškai pritūpki kojas, toks, žinai, jaus, kad turi kojytas, ne? Nes tavo kojas yra stiprios ganėtinai. Gerai. Pirmą eini koją. Ne, tu visą laiką kontaktą turi su ant kairės kojos, tiesiog sukies. Dabar tiesiog kojas noriu susidėlioti tiksliai. Gerai. Perinu šitaip. Jo, moji, 2 ir opa. Kažkas tokio. Bet stenkis žvilgsnis laik palaikyti tolimiausiam taškai, kaip ir kalbėjom, kad įrankis gautų tolime. Visada bandyti sekti diską. Šiaip iš principo labai geras raktinis atsakymas tavo. Šitas yra, sek diską reikia iš tikrųjų. Visą laik turėti tokį biškį, toks žvilgsniukas periferijų matymo reikia į įrankį, kada matysi įrankį šiek tiek. Nu, tašmė, tu neaišku nematysi taip. Jo. Bet finaliniai pozicijoje, kada tu žemėjai ant dešinės kojos, tai gaunasi taip, kad tu, pusimeti, iš čia eina žvilgsnis tolimiausiam, nes jeigu tu suksi galvą, tai reiškia automatiškai tu sukiesi. Jo, per greitai. Per greitai, nu, tašmė, nebus to įveržimo.
Nesupratau. Čia dabar tiesiog užsimoja natūraliai, bet finaliniai pozicijai tu turi diską sekti. Gerai, pabandom. Eini 1, 2, 3, 4. O, neblogai. Dar kartą taip pat padaryk. Gerai, 1. Tai užsimojam. 1, 2, 3, 4. Opa. Bet tu nebėg to išėjimo. Kada sukys, turi dasisukti, kaip bėgtum į sprintą jau, ne? Tavo koja turi taip atsisukti. Prasukimas, tai ta koja dažniausiai būna ant tokios pozicijos. Ir tada, kaip sakiau, op. Čia, tu kojam darai. Greitas ir tada tas greitas atsimeni, kai darom treniruotėse tą tokį metimą, ne? Ta užbėgimus darom, tas lygiai tas pats ir čia jau, žiūrėk. Op. 1, 2 greitai. Toks klubais. Op. Iškart turi greitai reaguoti. Nu, varom. Gerai. 1, 2. Gerai, šiaip neblogai. Ir išsilaikai sektorių reikia. Jo, žinau. Išsilaikai sektorių, diskas nukrenta, yra šitos linijos, ne? Už jų užeit gali tik. Už jų tik tai, už jų ir išeini. Šiai va nepaklausiau. Tavo nuomonė, kiek pavyks? Man. Priimu statymai. Mes jau dėjom statymus prieš. Kiek dėjot? Aš 33 sakiau. 3-3 be šansų? 21,5. Arčiau tiesos? Nu blemba, Stepai. Nu masės turi. 3-3 tikrai nebus be šansų. Bus kokie, 2-6 gal 5. Gerai, dabar bus įdomiau visų statymui priimti. Gerai, tai Stepai, bandymas skaitosi, kada iš sektoriaus neišlipi. Jo, žinau. Tai šiaip galim dėl įdomumo dėlės kiekvieną matuosim. Gerai, tokį padarom. Bus X-as nematuojam, bus geras pamatuosim. Tu Stepai pats pamatuosi. Pamatuojas nuo čia? Jo, tiesiog uždėsi va briauną. Čia, mano čia, ne? Gerai. Kiek sakiau, 2-6 pėma, ne? O Stepas sakė 3-3. Nu blema, be šansų. Nors gal. Stepai, čia yra 21 metras va čia. Tai bus. Papuoliai, vaikinas papuoliai, stipriai. Tai yra 28 metrai. Kiek sakėjai, 33? Jo. Nu va, Stepai. Čia. Sėkmės. Važiuojam, bus. Pačiupinė tą įrankį, tai prašau. Užsimoji plačiai rankom, abiem rankom plačiai užsimok, plačiai rankom. Jo, labai gerai, labai va taip, ramiai, tik gerai, 1, 2, 3. Jo, tai čia turim kažkur X-as, labai gerai. Bet svoris iškart nusvėrė į priekį. Tai va, tai im diskas ten yra šalia dar vienas. Tai va, pirmas bandymas X-as. Nu, Stepai, Po davai. pirmo bandymo Dažniausiai palaikymas vyksta taip. Po pirmo bandymo 3-3 metrai atrodo dabar labai toli. Stepai, tai palaiko visas Vingio parkas. Ir tai Vilnius palaiko. Važiuojam. O taip. Nu šitą pafiksuojam gal, gerai? Šitą pafiksuojam. Bet šiaip dar yra, nepasakiau, nedažniausiai visada yra linijos va tokios. Matot? Nu, čia biškai nepapuolė į liniją, čia irgi būtų X-as, nes dažniausiai kaip išeina trajektorija, matai, linijos baltas, jos nusitempia iki 7-5 metrų, ne, va tokių spindulių. Čia kaip vienas sakė, kolega sakė, čia Wi-Fi zona yra, Wi-Fi tipo, žinai. Tai turi 19 metrų 81. Gerai, šitą užskaitom. Nu čia, aišku, reikia labai įgūdžių dar, žinai, nu pirmam kartui nėra taip paprasta, žinai. Ja. Tai kada užsimoja, ne? Tu, kada išeini, dažniausiai diskas eina jisai taip, ne? Op, ir tada finaliniai pozicijai jisai biškai iš pačio riešo kanalos ir pačios rankos biškai pasileidžia žemyn ir iš čia, toks išeina. Nes dabar aš tiesiog kaip blyną ir išmetu. Jo, bet biškai šiek tiek paversk, čia reikia labai pajausti tą pavertimą iš plaštokos. Ir esmė iš rodomojo piršto sukimą padaryti. Jo, ir išleidęs rodomojo pirštų. Stepai, trečias bandymas. Blogesnis bandymas, sektoriui nėra.
Nėra ką čia matuoti šitam. Viskas gerai, čia Stepai susipažinimas toks ir turi būti toks nuvilintis. Dažniausiai nuvilia disko metimas, kada ateini pirmus treniruotis. Jo, nes dabar... Čia labai reikia daug kantrybės, labai daug kantrybės. Ištiesinimo būtent. Labai daug kantrybės reikia. Dabar jau matau, kad iš Čia reikia tikrųjų daug kantrybės, čia daug valandų reikia praleisti. nuo kojų darbo matos, kiek čia yra sudėtinga. Taip, tašme, nu, o kaip kitaip čia? Taip. Tik tai kantrus gali to leiti. Kantrus, nes dažniausiai, sakau, vieną dieną labai gerai sekas treniruoti, ten leidi, ten po, aš pats atsimenu, ten būdavo, nu blemo, ten po šiam 2 metai, žinai, gerai jautys, nu galvo, ateisi varžybas dėsi, ateini varžybas, PM9, bum, sėdėm podu, nu ir viskas, tiek žinių. Ai, 25 dabar. Nu, Stepai, bent tą pirmą barjerą praeik, prašau. Stepanas. Drąsiai, laisvai, Stepai, drąsiai, laisvai, nesikaustyk. Čia ne štanga, turi laisvai elgtis. Pasirašiu. Gerai, žiūrėjom. 4 bandymas. Stepas meta. Va, čia gali būti šiek tiek tolėliau. Stepai, matuojam. Matuojam. 20 metrų 42. Stepai, liko 2 bandymai. Dažniausiai atletai paskutinių pagerina. Paskutiniais bandymais, nes kadangi kartais svyla padai, būna varžovai. Mykolas mačiau ne kart 5G šovė geriausiai. Tai Mykolas 5, bet Virgilijus iki yra ištraukęs 6 bandymų varžybų. Ir nuginklo. Kaip? Pirmi. Jo, tai čia dažniausiai pas metikus jo irgi yra palikimai mazoliai. Pirštų pritrina, kai tu padarai kokių, treniruotė kokių, trammetimų, kiam. Dar metalas vylantis, tai... Taip, tai sakau čia. O būna, kad atvažiuoji per varžybas, nuplyšta. Čia dar geriau būna. Na, Stepai, 5. Važiuojam. Ko gero, mažiau bus, žinok. Mažiau. Bet pabandom. 20 metrų 29. Stepai, aš sakiau, kad labai daug nebus to metražo čia. Negali mėgoti, čia reikia biškį save pažadinti, toks, turi biškį užkurti save. 20,5 tikrai nieko. Stepai, paskutinis bandymas, viskas tavo rankose. Normatyvą, jeigu vyksi, į olimpiadą bus gerai. Prasuk viską, prasuk. Davai, Stepai, gražiai, laisvai. Ir biškį garso išleis, kai išmeti. Bus geras. Ir neužsukau vis tiek. Na, pamatuojam paskutinį. Lygiai 20. Opa. $32,20. Nu va. 3,2. 8 metus nemėčiau. Seniau iš vietos pavykdavo numest 51. Iš vietos. Nu, jo, realiai. Tai pastato į vietą sportą žiauriai. Šanuolis. Tai va, tai žiūrėk. Sportuoji, bet va, 20 metrų. Ne, tai čia yra viskas gerai, žinok. Kiekviena sporto šaka turi tų niuansų, tas pats ir krepšinis, kadangi daug metų žaidęs krepšinį, tai, žinai, irgi niuansai yra. Tai kaip disko metime, ieties metime, rutulio stumime, šuoliuose, trišuolyje, bėgimuose taktikos ir nusuri taktika, bet aišku, techninės rungtys yra ir vadinasi techninės rungtys. Čia grinai jaučias, kad... Ta prasme, turi techniką, mesi, prie technikos gali jėgos pridėti žmogui. Jėgos, fiziniai rodikliai yra greičiau užauginami negu techniniai dalykai, nes technika reikia šlifuot. Ir kada žmogus atletas nueina iki to pačio piko, ką rodo, tiek Andrius, tiek Mykolas, Martynas, tai dabar brolis irgi gerai mėto, tai daug dirbo techniniais. Technika, suka, bet be įrankio. Tai Instagram'e matau, kad žiauriai daug ir su batu atrankoje.
dirba. Su batu, nu, tai čia Visą tą sukimą. visi juokiasi, žinai, bet čia yra imitacija. Imitacija su lasdom, imitacija su batu, savo neimituoji, žinai, čia yra krūvinas darbas, iš tikrųjų, krūvinas. Žiaurus. Gerai. Žiaurus, prasme, nu, bet taip yra, nu, nes bet kas dirba, matosi, ne? Metražė, koks yra metražas. Nu, tai... Žiauriai perspektyvą Tai kai žiūrėsi Olimpiadą, suprasi, ką reiškia ir tas PEM 8 metrai, ir šiam metrų, kada numeta atletas. Va, Tai pirmas nu, palietimas. pirmas palietimas, va, iškart mazoliai. Nieko, bet iki vestuvių sugis. Jau po vestuvių tai. Tai gerai. Tai dėkui. Tai nėra už ką. Tai Labai ačiū Jums, kad aplankėt. Iš tikrųjų, gal, kad nėra mūsų šiandien atletų, tai būtumėm dar, kad nors biškai padarė tokio. Liuks, dėkui. Tai va, taip ir gyvenam. Gerai. Prasimėsit? Diniuojam.